Ir pristatėme. Mes turime svečiuose netokį jau ir retą svečią Vašingtone, bet visą laiką mielą svečią mums, užsienio reikalų viceministrą Egidijų Meilūną, kuris ir šiandien ir rytoj turi susitikimų Vašingtone. Ir manau, taip pat pasidalins savo mintimis apie juos bei apskritai užsienio politikos klausimus aktualius. Tačiau taip pat turime progos ir specifiškai pakalbėti apie Lietuvos diplomatinės tarnybos bendradarbiavimą su bendruomene, įgyvendinant mūsų interesus Jungtinėse valstijose, bei apie daugelį rūpimą artėjantį referendumą dėl dvigubos pilietybės išsaugojimo įgyjant kitos šalies pilietybę. Tai apie visus šitos klausimus ir pakalbėsime. Pradžioje viceministras tarsi įžanginį žodį, paskui perėsim prie klausimų ir galėsime tęsti diskusijas tiek formaliai, tiek vėliau ir neformalesnėje aplinkoje. Taigi, viceministrė, žodis jums. Ačiū labai, Artūrai, už suteiktą žodį. Ačiū jums visiems už galimybę susitikti šiandien su jumis ir pasitarti, pakalbėti kartu apie mums visiems svarbius klausimus. Kaip Artūras jau anonsavo, turbūt galima dalinti šio vakaro susitikimo temas į dvi dalis. Tai pirmiausia, aš norėčiau nedidelę įžangą padaryti apie Lietuvos diasporos politiką ir tai, ką Lietuvoje darome, pastaraisiais metais darome, siekdami sustiprinti valstybės ryšį su diaspora. Na, o taip pat turbūt be jokios abejonės pritariu Artūrui, kad yra proga pakalbėti ir pasitarti. Aš specialiai vartoju šitą žodį pasitarti susitikime su jumis ir apie svarbiausius užsienio politikos klausimus. Na, iš esmės svarbiausias klausimas šiuo metu yra vienas – tolesnė parama Ukrainai. Gal tik tai pradžiai kalbant apie šį vizitą, kaip jau minėjo Artūras, kad nelabai retas svečias, bet tai liudija tik tai apie mūsų santykius su JAV intensyvumą. JAV dabar yra mūsų vienas tikrai svarbiausių partnerių ir tų vizitų, žinau, kad ir ambasadai nemenkas krūvis tenka kartais po 5 delegacijas per savaitę priimti, bet reikia tik tai tuo džiaugtis. Dabar tikrai dar niekad nesam turėję tokių gerų ir intensyvių santykių su JAV. Tai šio mano vizito tikslas irgi buvo toks dvejopas. Aš jį pradėjau nuo Čikagos. Šeštadienį, sekmadienį kartu su kolegom bendravom 2 dienas su Čikagos lietuviais. Dabar Vašingtone susitinkam su jumis. Tai vėlgi yra tęsinys susitikimų su JAV lietuviais kontekste. Poryt Niujorke susitiksim. Na ir taip pat pokalbiai su, kaip Artūras jau minėjo, mūsų kolegomis JAV administracijos pareigūnais. Tai šiandien turėjom susitikimą valstybės departamente, Baltuose rūmuose. Ir rytoj taip pat tęsime. Tai galėsime irgi trumpai pasidalinti įspūdžiais iš tų susitikimų. Tai pirmiausia apie diasporą, apie valstybės santykį su jumis, ryšį su jumis. Pastarieji keli metai, aš sakyčiau, irgi galima tai pavadinti, yra išskirtiniai šiame kontekste. Aš visuomet sakau, kad atskaitos taškas turbūt yra 2019 metai. Šnekėsim apie kitų metų referendumą, bet turime prisiminti ir 19 metais įvykusį referendumą dėl pilietybės išsaugojimo, kuris įvyko, nes atėjo pakankamai balsuotojų, kad referendumas įvyktų, bet tie, kurie norėjo, kad būtų pakeistas konstitucinis reguliavimas, tai to neįvyko, nes pritrūko maždaug 280 000 balsų, kad būtų atitinkamai pakeistas konstitucijos 12 straipsnis. Bet referendumo kontekste prasidėjusios tikrai žymiai aktyvesnės visą apimančios diskusijos būtent apie diasporos ir valstybės
santykį, apie ryšį, jo galimybės jį sustiprinti, na, iš tikrųjų atvėrė, kaip mes vadiname, naują puslapį šioje srityje, kadangi 19 metais balsavo daugiau kaip 35 000 užsienyje gyvenančių piliečių, buvo įsteigta Pasaulio lietuvių apygarda ir jau 20 metais Seimo rinkimuose pirmą kartą vyko rinkimai ir į toje apygardoje. Tai buvo vėlgi labai įdomios visapimančios diskusijos. Ir toje apygardoje buvo išrinkta viena Seimo narė Aušrinė Armonaitė, dabartinė ekonomikos inovacijų ministrė, bet bent 3, jeigu ne 4, aš dabar tiksliai neįvardinsiu, kandidatai, kurie dalyvavo tose rinkimuose, irgi pateko į Seimą. Tai ir Dalia Asanavičiūtė, ir kuri dabar yra Pasaulio lietuvių ir Seimo komisijos kopirmininkė, ir Linas Jonauskas, ir dar, man atrodo, bent porą Seimo narių. Ir kaip pasekmė tų diskusijų vykusių rinkimų kontekste, na, per pastarosius 3 metus Seimo ir vyriausybės priimti sprendimai, na, iš tikrųjų, aš juos vadinu irgi yra istoriniai, būtent diasporos politikos srityje. Aš apie tai galėčiau kelias valandas šnekėti, nes atstovauju ministerijai, kuri Lietuvos vyriausybės struktūroje koordinuoja diasporos politikos gyvenimą, bet aš tik tai paminėsiu galbūt keletą faktų, kas įvyko per pastarosius 3 metus diasporos politikoje, būtent kokie buvo padaryti vyriausybės vadovaujamos premjerės Ingridos Šimonytės ir Seimo sprendimai. Tai visų pirma teisės aktai. Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje demokratinėje valstybėje, pokyčiai yra daromi kaip, yra keičiami arba priimami atitinkami teisės aktai. Tai per 3 metus diasporos politikos srityje Lietuvoje buvo priimta 75 nauji arba pakeisti teisės aktai, įstatymai, vyriausybės nutarimai arba atitinkamų ministerijų ministrų įsakymai. Ką tai reiškia? Pats skaičius 75 teisės aktai galbūt, na, skaičius įspūdingas, bet jūs turbūt norėtumėt labiau ne apie skaičių, bet apie pokyčius išgirsti. Tai aš tik gal pateiksiu keletą pavyzdžių. Tai visų pirma buvo priimta globalios Lietuvos, kitaip tariant, diasporos politikos strategija iki 30 metų, visą apimanti. Ten yra keli pagrindiniai skyriai, prioritetai, kaip tautinio identiteto puoselėjimas, diasporos dalyvavimas valstybės gyvenime, grįžimo klausimai ir komunikacija. Tai 4 prioritetai, bet po jais yra, kaip sakant, slepiasi, gal čia ne tas žodis, bet jie apima, na, visas įmanomas gyvenimo sritis. Pradedant nuo kultūros, lituanistinio švietimo, diasporos socialinių reikalų, grįžimo reikalų ir taip toliau. Kitas istorinis teisės aktų pakeitimas buvo Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 25 straipsnio pakeitimas. Aš jį irgi vadinu istoriniu, kuris pirmą kartą suteikė galimybę valstybei finansiškai remti lituanistinės mokyklas. Kodėl itin svarbu remti diasporos vaikus ir jaunimą? Nes mes suaugę, na, priimam sąmoningus sprendimus, apsisprendžiam, kas mes būsime, kas mes esame. Vaikams ir jaunimui reikia padėti. Ir žinome, kad yra problema, kad daug diasporos vaikų neturi galimybės mokytis lietuvių kalbos, nelanko lituanistinių mokyklų. Tai savaime suprantama, kad jie užaugę, nemokėdami lietuvių kalbos, nepažinę Lietuvos, jos istorijos, kultūros, na, turbūt neturės glaudaus ryšio su valstybė. Tai dėl to vienas iš dabartinių Lietuvos Respublikos vyriausybės prioritetų yra būtent lituanistinis švietimas ir diasporos jaunimo telkimas. Tai aš tik tai galiu pasidžiaugti, kad nuo šių metų sausio 1 pradėta teikti konkreti parama lituanistinių mokyklų veiklai, patalpų nuomai, mokytojų atlyginimams. Ir čia, būdamas šį vakarą su jumis, galiu pasidžiaugti, kad šiemet 16 mokyklų, lituanistinių mokyklų JAV buvo suteikta parama virš 400 000 eurų, įskaitant 2 didžiausias mokyklas Čikagoje. Ir trečias dalykas – konsulinės paslaugos. Tai per šitos 3 metus priimta tikrai nemažai
labai teigiamų pozityvių sprendimų. Konsulinių paslaugų prieinamumas padidėjo. Dabar bent 14 dokumentų galima gauti, aišku, turint tapatybės kortelę, kurią galima naudoti elektroninėje erdvėje, galima gauti nesilankant Lietuvos diplomatinėje atstovybėje. Tai iš tikrųjų yra didelis palengvinimas žmonėms, taip pat tose valstybėse, kur yra labai didelės lietuvių bendruomenės, tai pirmiausia, Jungtinėje karalystėje yra atidaryti nauji konsulinių paslaugų centrai. Tai čia yra pirmas sritis, kur jeigu kalbam, kas padaryta per tuos 3 metus, tai atitinkamų teisės aktų, kurie tikrai sustiprino ryšį tarp diasporos ir valstybės priėmimas. Antras sritis - Lietuvos vyriausybės, valstybės ir savivaldybių institucijų įsitraukimas į diasporos politikos vykdymą, kitaip tariant, to ryšio, mano minėto ryšio stiprinimą. Tai jums pateiksiu 3 skaičius. 2011 metais, kai Užsienio reikalų ministerijai buvo patikėta diasporos politikos koordinavimo veikla, į šią veiklą įsitraukė be mūsų ministerijos dar 12 valstybės institucijų. 2020 metais, kai buvo suformuota nauja premjerės Ingridos vadovaujama vyriausybė, kuris skiria tikrai išskirtinį dėmesį diasporai, tokių institucijų buvo 20. 2024 metais diasporos politika deklaravo, kad įsijungs dalyvauti 32 valstybės institucijos ir 43 savivaldybės. Iš viso 75 dalyviai, 75 institucijos Lietuvoje. Na ir trečias dalykas - finansavimas. Tai vėlgi 3 skaičiai. Kai 2011 metais, kaip jau minėjau, buvo mūsų ministerijai pavesta koordinuoti diasporos politikos įgyvendinimą įvairiems projektams ryšiui tarp diasporos ir valstybės stiprinti buvo skirta apie 2 milijonus eurų. 2020 metais, taigi per 8 metus ta suma padidėjo iki maždaug 4 milijonų. Šiemet tos lėšos, tai yra visų būtent institucijų, savivaldybių dalyvaujančių diasporos politikos įgyvendinime skiriamos lėšos, jų suma yra, tas skaičius pasiekė 9 milijonus, tai padaugėjo daugiau kaip 2,5 kartų. Dabar kokie prioritetai, baigiant šitą dalį apie diasporos politikos įgyvendinimą? Kaip minėjau, lituanistinis švietimas ir jaunimo telkimas. Naudojos progą čia pakviesti visus, kurie turite vaikų, kurių dar neleidžiate į lituanistinės mokyklas. Naudokitės progą, kad Lietuva dabar teikia išskirtinį dėmesį ir finansavimą iš tikrųjų mokytis lietuvių kalbos, mokyti vaikus lietuvių kalbos yra prasminga ir padeda vaikams užaugusiems, suteikia naujų galimybių gyvenime. Tai yra pirmas prioritetas. Antras - tolesnis diasporos įsitraukimas į valstybės gyvenimą. Konkrečiai kalbant su jumis, lietuviais gyvenančiais Amerikoje, aš pateiksiu vieną pavyzdį ir kartu vieną prašymą. Šiuo metu, kaip minėjau, JAF yra tapusi viena svarbiausių mūsų partnerių, strateginių partnerių. Saugumo srityje turime 1000 JAF kareivių. Ekonomikos srityje JAV tapo per pastaruosius kelis metus, 2-3 metus, 4. Lietuvos prekybos partnerė. Tolima Amerika 4. prekybos partnerė. Tiek importo kontekste, tiek lietuviško eksporto, lietuviškos kilmės eksporto kontekste. Taip pat turime labai glaudų bendradarbiavimą su JAV globalios politikos klausimais, Indo-Pasifiko, Kinijos ir taip toliau. Kurią sritį be paimsi, JAV iš tikrųjų yra itin svarbi partnerė. Jūs gyvendami čia, tikrai kviečiu, prašau jūsų, dėkodamas už iki šiolinį prisidėjimą, bet galite tikrai svariai prisidėti ir toliau prie mūsų dvišalių santykių plėtros. Aš Čikagoje pateikiau tokį vieną konkretų pavyzdį. Denveryje Amerikos lietuvių bendruomenės metiniam susitikime susipažinau su gydytoja Vesta, kuri yra kilusi iš Kauno, baigusi
Kaune įsikūrusi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, dabar dirba Čikagoje radiologė ir turi gerus ryšius su Čikagos universitetu. Ir gydytoja Vesta sako, aš noriu padėti savo gimtajai aukštai mokyklai Kauno universitetui. Na ir lapkričio mėnesį atvykusi į Lietuvą susitiko su universiteto prorektorium, Kauno klinikų vadovu ir padėjo užmegzti ryšį su Čikagos universitetu. Tai bet koks iš jūsų pusės siūlymas, iniciatyva, kaip galime dar labiau suglaudinti mūsų ryšius su JAV, tai būtume tikrai jums daugiau negu dėkingi, jeigu prisidėtumėt prie šito ryšio su JAV bendradarbiavimo dvišalio glaudinimo ir intensyvinimo. Trečia sritis yra grįžimas. Mes taip formuluojam, kad siekime labai glaudaus, stipraus ryšio tarp diasporos ir Lietuvos. Ir aukščiausia šito ryšio forma, sakome, kad yra grįžimas į Lietuvą. Tai kviečiame visus grįžti. Iš tikrųjų yra daugybė labai įkvepiančių, gražių grįžimo istorijų ir iš JAV. Neseniai turėjome tokią diskusiją grįžimo klausimais ir pakvietėm 6 žmonės, įvairių profesijų atstovus, jaunimo atstovus, kurie grįžo į Lietuvą. Klausėm, kodėl grįžo, ar sunku buvo grįžti, kokios problemos. Tai žinokit, buvo labai, kaip sakyti, tiesiog jautru matyti ir ašarą žmonių akyse, nes dauguma sakė, taip, Amerikoje ar kitoj šaly susikūrėme tikrai gyvenimą, geros sąlygos buvo, bet pajutom, kad vis tiek nebūsim laimingi. Grįžom dėl to, kad tik tai tėvynėje galim būti laimingi. Tai čia yra emocinis, labai stiprus motyvas. Nes Lietuva tai yra gimtinė, tėvynė, artimieji šeima. Bet kas dar mane labai sujaudino, vienas mokslininkas, būtent grįžęs iš JAV į Lietuvą, sakė, JAV nuostabi šalis, jis ten įgijo daktaro laipsnį, dirbo gyvybės mokslų srityje, bet sako, vieną dieną aš pajutau, kad aš jau daugiau nieko nepasieksiu. Ir grįžęs į Lietuvą, jis tam susitikime pasakė, Lietuva yra didesnių galimybių negu JAV šalis. Aš kaip mokslininkas galiu Lietuvoje daugiau pasiekti. Bet žinokit, labiausiai sujaudino ir kartu įkvėpė tai vieno jaunuolio iš Airijos istorija. Tai jis vardu Adomas. Jis gimęs Airijoje, jo mama buvo Monagano mieste, buvo ir yra lituanistinės mokyklos steigėja ir vadovė. Jis reguliariai nuo pirmos klasės lankė lituanistinę mokyklą. Kartu sportavo pradžiai, žaidė futbolą, paskui krepšinį. Nutarė tapti krepšinio profesionalu. Ir kai jam sukako 16 metų, jis pajuto, kad, kadangi Airijoje galbūt krepšinis nėra tiek populiarus kaip Lietuvoje, kad jis jau pasiekė savo galimybių ribą. Ir vaikas priėmė sprendimą pats grįžti į Lietuvą, atvyko, dabar mokosi Vilniaus lietuvių namuose ir žaidžia profesionaliai vienoj Vilniaus miesto krepšinio komandai. Ir ką jūs manot, jo tėvai dabar svarsto galimybę pasiekti sūnaus pėdomis ir kitais metais grįžti į Lietuvą. Tai mes apibendrinant tikrai didelį dėmesį skiriam grįžimo klausimams. Nuo sausio 1 kuriame, nuo kitų metų sausio 1 šiuo metu kuriame, pradės veikti informacijos apie grįžimo galimybės platformą. Konsultuosime žmonės tais klausimais, bet kartu su kitom institucijom sieksime identifikuoti ir spręsti problemas, su kuriamis susiduria žmonės grįždami, nes, kaip minėjau, tie, kurie grįžta, tai dažniausiai vedami kažkokių konkrečių kilnių motyvų, bet nepaslaptis, kad integruojantis ir reintegruojantis iškyla ir tam tikrų problemų. Tai norime padėti žmonėms jas spręsti. Na ir 4 dalykas, tai yra pilietinio pasipriešinimo ugdymas. Ir tai jau yra susiję ir su užsienio politika ir parama Ukrainai.
Iš tam skiriam itin didelį dėmesį ir naudojantis progą noriu tiek Vašingtono lietuviam, tiek visiems lietuviam Amerikoje padėkoti už iki šiolinę paramą Ukrainai, bet kokią formą, ar protesto prieš brutalią Rusijos agresiją formą, ar lėšų rinkimo formą. Nes Ukraina, ir tai nėra kažkokie tai banalūs žodžiai, jie kovoja ne tik už savo laisvę ir nepriklausomybę, jie kovoja ir už mūsų laisvą ir taikią ateitį. Ir mes privalom jiem padėti ir sustiprinti tą paramą. Tai šita sritis yra irgi prioritetinė. Aš prieš vykdamas pas jūs į Ameriką buvau susitikęs su Lietuvos šaulių sąjungos vadovybė. Lietuvos šaulių sąjunga irgi turi savo atstovų užsienyje, daugiausia JAV. Jie irgi pasirengę bendradarbiauti su jumis, ugdant pilietinio pasipriešinimo gebėjimus. Yra galimybė rengti mokymus nuotoliniu būdu. Tai naudodamasis progą, nežinau, gal šitoj salėje irgi yra Lietuvos šaulių sąjungos atstovų užsienyje, jeigu ne, tai kviečiu bendradarbiauti su Lietuvos šaulių sąjunga. Na ir kviečiu toliau dėti visas pastangas remiant Ukrainą. Mes mačiau, kad yra prisijungus gerbiama Krista, mūsų garbės konsulė, ir kiti aktyvūs Amerikos lietuvių bendruomenės atstovai, su kuriais kalbamės apie galimybės pasiekti laiškais ir kitais būdais JAV kongreso ir senato žmonės, irgi pakviesti toliau remti Ukrainą. Tai baigdamas noriu ir jūsų paprašyti ir pakviesti irgi prisijungti prie šitos akcijos. Tai atsiprašau, kad galbūt daug laiko užėmė, bet toks buvo noras pradžioje išdėstyti pagrindinius dalykus, o dabar turbūt galim pradėti diskusiją. Nežinau, gal Artūras, kuris čia dirba atstovaudamas kartu su ambasadore ir kitais kolegom diplomatais Lietuvai, gal pats irgi norėtum kažką pasakyti. Ir labai atsiprašau, kalbėdamas apie pilietiškumo ugdymą referendumą, nepaminėjau vieno iš svarbiausių klausimų, dėl ko ir šiandien susitinkame. Tai čia yra lankstinukas, kurį kviečiu visus pasiimti. Pasibaigus šitam susitikimui, kitų metų, gegužės 12 dieną, bendrom pastangom parodykim, kad esam viena tauta. Aš iš anksto sakau, kad kaip valstybės tarnautojas įstatymai man neleidžia agituoti nei už, nei prieš, bet įstatymai man leidžia pakviesti jūs, Lietuvos Respublikos piliečius, kurie turite balsavimo teisę, pirmiausia pakviesti užsiregistruoti, nes užsienyje gyvenantis Lietuvos Respublikos piliečiai pirmą žingsnį, kurį turi žengti, turi užsiregistruoti. Yra čia svetainės adresas www.rinkėjopuslapis.lt, nes tik užsiregistravę pateksit rinkėjų sąrašus. Ir artėjant gegužės 12, jeigu pasirinksite balsuoti paštu, būtinai, jeigu būsite užsiregistravę, būtinai balsuokite arba ateikite į ambasadą atiduoti savo balso gyvai. Kai girdžiu balsus, kad tai yra misija neįmanoma, per aukšta kartelė ir taip toliau, tai per pastarosius 33 metus mes kartu, lietuviai nesvarbu kur gyventume, parodėme, kad viskas yra įmanoma, tik tai reikia susitelkti. Kai aš girdžiu, kad sakoma, viską nuspręs Lietuvos piliečiai, kurie gyvena Lietuvoje, diasporos balsai gal nelabai svarbus, tai aš noriu paneigti šitą argumentą. Šiuo metu užsienyje gyvena virš 390 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių turinčių balsavimo teisę. Jeigu referendumas įvyktų rytoj, jeigu visi šie piliečiai užsiregistruotų ir dalyvautų referendume, tai kaip manote, šie balsai, tame tarpe jūsų balsai gyvenančių čia Vašingtone ir kitose Amerikos vietovėse, kokią dalį reikalingų pakeisti esamą teisinį reguliavimą, kokią dalį, kokį procentą sudarytų? Kaip manot? Kiek procentų? 5, 10, mažiau, daugiau? Galėtume turbūt totalizatorių, matau, kad
svarstote, sudarytų, galiu tiksliai pasakyti. Čia teorinis modelis, jeigu visi užsiregistruotų ir jeigu rytoj vyktų referendumas. Čia yra Vyriausios rinkimų komisijos duomenys. Tai sudarytų 27,8% balsų reikalingų pakeisti. Aš vėlgi nesakau nei už, nei prieš. Tai kiek reikia balsų, kad pasikeistų esamas teisinis pilietybės konstitucinis reglamentavimas. 27,8%. Jūsų balsai yra aukso vertės. Taip, žinau. Ačiū viceministrė. Paprastai, bent jau Vašingtone, kaip teko matyti, pokalbio moderatoriai naudojasi progą užduoti pirmą klausimą, bet aš atsisakysiu šitos privilegijos. Gal tik tai trumpai keletą akcentų papildysiu dėl paramos Ukrainoje. Kaip viceministras minėjo, mes turime mūsų garbės konsulė yra aktyvių bendruomenės narė prisijungusi per Zoomą Krista Bart. Ir prieš keletą dienų ji pasidalino bendruomenės vadovybės, konkrečiai valdybos pirmininko išplatintų laiškų bendruomenės nariams. Galbūt ir daugelis jūsų gavo šitą laišką. Ten yra nurodyti įvairiaus būdai, jeigu ne, bet kuriuo atveju mes galim pasidalinti po šito susitikimo, turime visų kontaktus ir ten yra įvardinti būdai, kaip galima kreiptis į JAV administraciją, į politikus, kongresmenus. Yra tipinis laiškas dėl paramos Ukrainai. Kaip tik dabar yra lemiama savaitė, iš tikrųjų, viena iš svarbiausių savaičių, kada, kaip visi mes turbūt žinome ir sekame, vyksta intensyvūs debatai, dėl to tai kaip tik dabar šita parama, šitas įsitraukimas labai padėtų. Tai galbūt vėliau diskusijoje, kaip į ją įsijungs mūsų Zoomo svečiai, galės Krista dar detaliau papildyti, jeigu norės. O dabar gal pradėkime mūsų klausimus ir kartu, jeigu turite kokių minčių, tai iš karto kviečiu jomis dalintis. Tai yra mūsų svečius čia, ambasadoje. Vėliau perėsim prie klausimų per Zoom platformą. Aš gal norėčiau tik paprašyti kolegos Marijaus tiesiog paduoti mikrofoną norintiems užduoti klausimus, kad vieni geriau kitus girdėtume. Taip, prašau. Ačiū labai, norėjau padėkoti viceministrui už raginimą sugrįžti į Lietuvą. Pats tą buvau padaręs 4 metus, leidau Lietuvoje, netgi padirbėjau Šimonytės komandoje kaip patarėjas 2,5 metų. Mane labai nudžiugino jūsų vadovo užsienio reikalų ministro polemika turbūt lapkričio pabaigoje apie kylančią egzistencinę grėsmę mūsų valstybei. Ir turėtume rimčiau žiūrėti į savo krašto apsaugą. Ir straipsnėje vienas iš 10 rekomendacijų buvo padidinti finansavimą gynybai iki 4%, tačiau gruodžio 5 dieną ministras balsavo už 24 metų biudžetą, kur finansavimas tik 2,5% plus kažkiek dar. Tai norėjau paklausti, kaip turėtume suprasti tokią poziciją. Ačiū Jums. Ačiū. Tai noriu Jūs patikslinti, kad 2,53% nuo BVP gynybos reikalams yra šių metų biudžete numatyta. Jeigu dar kalbant apie priešistorę, tai iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą buvo 2%. Paskui 22 metais po agresijos buvo priimtas sprendimas padidinti iki 2,5%, o 2024 metų biudžete yra numatyta 2,74%. Ir kaip Jūs turbūt, aš džiaugiuosi, kad šiuo metu po darbo Lietuvoje ir ačiū už Jūsų darbus, teko dirbti kartu vyriausybėje, už Jūsų darbus Lietuvai. Turbūt sekate diskusiją apie tai, kokios yra galimybės ir toliau didinti, nes matydami Rusijos, Kremliaus, Maskvos, Putino, kaip ir pavadinsi,
intencijas ilgai konfrontacijai su vakarų demokratinė bendruomenė, tai neatrodo, kad per artimiausius 5 ar 10 metų situacija pasikeis. Tai dėl to iš tikrųjų ir kalbame apie ir tolesnį gynybos išlaidų didinimą, kalbama ir apie 3%, bet jūs kaip ekonomistas, profesionalas turbūt irgi žinote, kad norint didinti išlaidas vienoj ar kitoj srity, taip pat reikia surasti šaltinius. Tai kalbama ir apie skolintas lėšas, taip pat kalbama ir apie Maastrichto kriterijus, biudžeto subalansavimą. Tai aš manau, kad tas kelias, kuriuo dabar eina Lietuva, nuosekliai didindama kasmet. Tai mes, pavyzdžiui, net ir šiandien tiek valstybės departamente ir baltuose rūmuose susitikimuose, buvome įvardinti maža Lietuva, skirdama tokį dėmesį savo gynybai, buvo įvardinti kaip pavyzdys ir kitom netgi didesnėm valstybėm partneriam NATO narėm. O grįžtant prie jūsų įvardintos diskusijos, kurią inicijavo mūsų ministras, tai noriu čia pabrėžti 2 dalykus. Šiuo metu, kaip jau teko girdėti iš gynybos specialistų, iš žvalgybos bendruomenės, gera naujiena yra ta, kad Rusija agresijos prieš Ukrainą kontekste karinė prasme yra nusilpusi. Tiesioginė grėsmė, karinė grėsmė šiandien tiek Lietuvai, tiek kitom NATO valstybėm negrėsia. Bet matydami labai akivaizdžiai Rusijos režimo, autoritarinio režimo, kaip jau minėjau, ketinimus ilgai konfrontacijai yra kartais didinamos, ne keliais procentais, bet kartais didinamos išlaidos. Rusijos atveju aš nenorėčiau vadinti gynybos sektoriai, karo sektoriai, karo pramoniai. Yra totalinė vyksta visuomenės indoktrinacija, mokyklose keičiami ir istorijos vadovėliai, ir vyksta tikrai totalinė vaikų indoktrinacija ir taip toliau. Čia galima daugybę pavyzdžių, kurie iš tikrųjų liudija, kad Rusija šiandien yra ne kas kitas kaip blogio, mirties ir naikinimo imperija. Tai turime galvoti ir apie ateitį ir būti pasiruošę įvairiems scenarijams. Tai dėl to aš manau, kad ta mūsų ministro inicijuota diskusija yra labai savalaikė. Gal dar kažkas iš salės? Prašau, prisistatykite. Aš esu Arvydas Paždykas. Čia toks techniškas klausimas. Jūs minėjot, kad išeivijoje dabar yra maždaug beveik 400 000 lietuvių piliečių ar lietuvių. Jeigu galiu Ką tas skaičius, kas sudaro tą skaičių? Ir taip pat jūs sakėt, kad reikia registruotis norint balsuoti. Tai man kyla klausimas, kas ir kaip nustato tų balso teisę turinčių skaičių, pagal kurį referendumas bus apskaičiuojamas. Ar Lietuvoje žmonės irgi turi registruotis, kad galėtų balsuoti ir jie tada skaitosi turintys balso teisę? Ar yra koks nors kitas skaičius, kuris yra kitoks negu tie, kurie iš tikrųjų užsiregistravo? Gerai, ačiū, labai geras klausimas. Tai kalbant apie diasporą, tai yra 3 skaičiai. Pirmas, mano ir jūsų paminėtas Lietuvos Respublikos piliečiai turintys balsavimo teisę. Tai kasgi turi balsavimo teisę? Tai piliečiai sukakę, sulaukę 18 metų. Taip pat yra piliečiai, apie kuriuos mes šnekėjom lituanistinio švietimo kontekste. Tai Lietuvos piliečiai neturintys balsavimo teisę, tai nuo gimimo iki 18 metų. Tai va tas pirmas mano paminėtas skaičius, 390 keli tūkstančiai, tai yra tie turintys balsavimo teisę. Taip pat mūsų preliminariais skaičiavimais jie yra šiek tiek apytikriai, nes ne visi žmonės deklaruoja savo gyvenamąją vietą.
Tai vaikų, mokyklinio amžiaus vaikų yra maždaug tarp 120 ir 150 tūkstančių. Ir taip pat yra lietuvių kilmės piliečiai. Jie nebūtinai turi būti Lietuvos Respublikos piliečiai, gali būti tik tai JAV piliečiai, Jungtinės karalystės, Argentinos piliečiai. Tai vėlgi čia yra sunkiausia suskaičiuoti šios žmonės, bet mūsų preliminariais vertinimais jų yra apie 1,3 milijono. Tai tą skaičių sudaro Lietuvos Respublikos piliečiai bei lietuviškų šaknų turintys žmonės, lietuvių kilmės žmonės. Dabar kas sudarinėja sąrašus? Sudarinėja Vyriausia rinkimų komisija Lietuvoje, vėlgi remdamasi piliečių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenimis. Tai dabar kodėl piliečiai gyvenantis nuolatos Lietuvoje, jie neturi registruotis, nes jie deklaruoja savo gyvenamą vietą Lietuvoje, jie yra įtraukiami į rinkimų sąrašus, jeigu jie pakeičia gyvenamąją vietą Lietuvoje, pavyzdžiui, gyveno Panevėžy, persikelia į Šakius, tai jie iš naujo deklaruoja savo naują gyvenamąją vietą ir atitinkamai patenka į kitos rinkiminės apygardos sąrašus. Tai čia yra tas atvejis, kai jam tada jau reikia patikslinti, bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, visą gyvenimą gyvena toj pačioj vietovėje Lietuvoje, jis priklauso tai pačiai rinkiminiai apygardai, apylinkiai, tai jis yra, kaip sakant, nuolatinai tam sąraše. O tuo tarpu piliečiai, Lietuvos Respublikos piliečiai deklaravę išvykimą iš Lietuvos, jie, net jeigu ir dalyvauja vienose rinkimuose, jie turi iš naujo užsiregistruoti, nes, Vyriausia rinkimų komisija, jinai turi turėti visgi tikslius duomenys, nes jeigu žmonės nepraneša apie savo išvykimą arba sugrįžimą, tai jų įtraukimas automatinis Lietuvos Respublikos piliečių turinčių balsavimo teisę, automatinis įtraukimas į rinkėjų sąrašus gali sudaryti netikslų vaizdą. Nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, gyveno 10 metų užsienį, bet grįžo į Lietuvą ir nepranešė ir atėjo rinkimai arba referendumas ir jeigu automatiškai būtų įtrauktas į rinkėjų sąrašus, tai tuomet rinkimų komisija, tiksliau ambasada Amerikoje ar kitoj šalyje, jį turėtų savo sąraše, nors jis iš tikrųjų jo nėra tame sąraše. Tai iškreiptų atitinkamai rinkimų arba referendumo procesą, galima taip pavadinti. Erika Milvyrytė, ačiū labai. Artūrai, aš norėjau paprašyti, kad išplatintų tą laišką arba pasidalinti tą laišką, nes bet kuriuo atveju ne visi tikriausiai galėjo dalyvauti ar čia virtualiai, galų gale mes turime savo pačių tinklus, draugus ir galimybę spausti, prašyti ir taip toliau, kas man atrodo būtų visai naudinga. O antrą norėjau paklausti viceministro, kokia parama dabar jūs galvojate politikų ten? Ir galbūt, be abejo, nuo to labai daug kas priklauso, nes prisimint kaip referendumą dėl Europos Sąjungos, kiek buvo dedama lėšų ir kiek politikų pačių kalbėjo prieš ir už ir koks tas buvo didelis susitelkimas, kad būtų balsuota tuomet dėl Europos Sąjungos. Tai tiesiog įdomu, kiek yra to politinio palaikymo ir kiek galbūt lėšų bus skiriama. Ačiū. Šerkė, jeigu leisit pradžiai, noriu šiek tiek patikslinti jūs, galima? Tai referendumas vyks ne dėl dvigubos pilietybės, bet dėl pilietybės išlaikymo. Aš manau, kad tai yra itin svarbu ta formuluotė. Dabar dėl paramos. Tai, kaip minėjau, buvau savaitgalį Čikagoje ir turėjau pokalbį su laikraščio Draugas redaktorė, kurios vienas iš klausimų buvo, ar Lietuvos Respublikos vyriausybė tiki referendumo sėkme. Tai mano atsakymas buvo maždaug toks, kad aš tą klausimą suprantu truputį kitaip.
ar Lietuvos Respublikos vyriausybė tiki Lietuvos žmonėmis. Lietuvos, tai plačiai to žodžio prasme, esame viena tauta Lietuvos žmonėmis gyvenantiem Lietuvoje, Amerikoje ir kitose šalyse. Ir taip pat pateikiau pavyzdį prieš vykdamas į Čikagą, penktadienį dar jau ryte dalyvauti vienam posėdį vyriausybės pastate energetikos klausimais. Tai kai įeini į Lietuvos Respublikos vyriausybės pastatą, Kudirkos aikštėje durys automatiškai atsidaro ir kairėje pusėje yra didžiulis plakatas, turbūt daugiau kaip 2 metrų aukščio, kviečiantis dalyvauti referendume. Tai va, tai aš laikraščiui draugui atsakiau taip, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė tiki Lietuvos žmonėmis. Tai nežinau, iš akių matau, kad nesate galutinai įtikinta šituo atsakymu, bet papildysiu. Taip, politinė parama yra didelė. Noriu tik atkreipti jūsų dėmesį, kad ne veltui paminėjau vyriausybės programą, kuri buvo Seimo patvirtinta 2020 m. gruodžio mėnesį, tai ten referendumas irgi yra įrašytas. Sprendimas dėl referendumo paskelbimo Seime buvo priimtas absoliučia dauguma. Tai parama yra vykdoma, tyriama visuomenės nuomonė, vykdoma informacinė kampanija. Dabar yra pirmas etapas informacinės kampanijos ir, kaip minėjau, jeigu eina kalba apie diasporos atstovus, Lietuvos Respublikos piliečius gyvenančius užsienyje turinčius balsavimo teisę, tai pirmiausia kviečiame užsiregistruoti. Tai yra itin svarbu. Būnant čia, Jungtinėse Amerikos valstijose, man tikrai džiugu paskelbti, kad pirmoji diasporos atstovė Lietuvos Respublikos pilietė turinti balsavimo teisę gyventi užsienį, tai buvo JAV. Iš JAV atėjo, pirma registracija. Dabar jau turbūt yra virš 2000 užsiregistravę, tai nėra labai daug. Turime omeny 390 000, bet laiko dar yra. O toliau ta informacinė kampanija, jinai aktyvės. Tai nežinau, ar dabar įtikinau jūs. Taip, ačiū už jūsų klausimus čia ambasadoje. Dabar siūlyčiau persikelti į mūsų Zoom platformą, suteikti galimybę užduoti klausimus ar pasisakyti svečiam prisijungusiam per Zoomą. Ir jeigu dar vėliau čia bus norinčių pasisakyti, tai galėsime grįžti ir šitą auditoriją. Tai Ryta, žodis tau. Ačiū labai. Tai norintis užduoti klausimą, pakelkite virtualią ranką. Pirmą virtualią ranką pakėlė mūsų garbės konsulas Prunskis. Tai prašome jūs užduoti klausimą. Jums reikia pasigarsinti save. Gerai, ačiū. Labą vakarą. Tai ačiū viceministrė už jūsų dalyvavimą. Ir vis malonu jūs pamatyti, nors virtualiniai. Ir Artūrai, ačiū tau už dalyvavimą. Tai keletą minčių ir gal klausimų. Ir jūs minėjot keletą dalykų, kad buvo neseniai diskusijos pradėtos su Čikagos universitetu ir Vilniaus universitetu. Tai tik tai noriu pabrėžti, kad Chicago Medical School, tai reiškia Čikagoje yra University of Chicago Medical School ir kita Chicago Medical School jau nuo 2018 metais turi oficialius ryšius, tai gali atvykti Lietuvos medikai, studentai į Čikagą stažuoti ir iš Čikagos gali į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą stažuoti ir profesoriai taip pat.
Tai džiugu girdėti, kad atrodo, kad bus gilesni santykiai su kitu universitetu ir tai tik noriu pabrėžti, kad jau vienoj universitete, Chicago Medical School, tai tie santykiai jau egzistuoja. Antras dalykas, džiugu girdėti irgi dėl paramos bendro vidutinio produkto bent 2 procentų, būdamas Lietuvos Respublikos Seimo pasaulio lietuvių bendruomenės nariu ir kai buvau pirmininku, mes 5 metus kovojom, kad Lietuva daeitų iki tų 2 procentų ir galų gale daėjo iki tų 2 ir matau, kad dabar nori kelti iki gal 3, bet labai suprantu, ką viceministras pasakė, kad yra sudėtinga, kadangi tos lėšos turi atsirasti iš kažkur tai. Ir kitas dalykas, aš žinau, kad visi, kurie yra ant šito pokalbio, remia Ukrainą ir sudėtingas momentas Jungtinėse valstijose. Ir aš esu bendravęs neseniai su keletą kongresmenų ir klausimas yra daug iš jų, kur jie negalima sakyti, jie nepasisako prieš Ukrainą, bet jie yra labai susirūpinę su Amerikos pietinė siena, kur yra atidaryta. Ir jie nori skirti lėšas Ukrainai, bet tik tai nori, kad tas būtų surišta, tas lėšų telkimas būtų surišta su didesnė kontrolė Amerikos pietiniai sienai. Tai gal viceministras galėtų pasiūlyti Jungtinių Amerikos valstybės departamente, kaip Lietuvai taip sekasi laikyti jų sieną uždarą, kadangi Amerikoje nesiseka. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau paprašyti, ar būtų galima kaip nors dar visiems išsiųsti interneto būdu, ar kitaip, ko daugiausiai dauguma būdų, kad jie žinotų, kaip ir kur jie surastų tą tinklapį, kad galėtų registruoti ir kad galėtų balsuoti per ateinantį referendumą. Ir baigiant, didelis ačiū, kad parama švietimui yra ypatingai svarbu, kad mano vaikai, nors mano žmona nėra lietuvė, skaito, rašo ir kalba lietuviškai, kaip jūs žinot. Ir noriu pabrėžti, kad mano duktė, jos sprendimas po gimnazijos čia Amerikoje buvo įstoti į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Ir nors studijos ten buvo anglų kalboje, jinai, aišku, jau žinojo lietuvių kalbą ir žinojo apie Lietuvą. Ir čia buvo didelis pliusas. Ir aš galiu aiškiai pasakyti, kad ne tik tai aš, bet ir mano vaikai labai vertina, kad jie kalba lietuviškai. Ir aš noriu raginti ir platinti ne tik tai tarp lietuvių ar Amerikos lietuvių, bet ir tarp amerikiečių, kad jie gali studijuoti mediciną Lietuvoje, anglų kalboje. Ir Vilniaus universitetas yra pilnai akredituotas Jungtinėse valstijose. Ir jie įsigys medicinos gydytojo laipsnį, kaip mūsų garbingas viceministras, kur yra gydytojas irgi, ne tik diplomatas. Ir aš žinau, kad reikia platinti tarp lietuvių bendruomenės ypatingai, bet ir tarp amerikiečių, kad yra galimybė, kadangi dabar yra labai sudėtinga įstoti į medicinos fakultetus Amerikoje ir labai brangu, kad jie turi galimybę baigiant gimnaziją Amerikoje, mėginti įstoti į Vilniaus ir į Kauno universiteto medicinos fakultetas. Tai ačiū už dėmesį ir viso gero.
Ačiū labai, gerbiamas Jonai, už jūsų pasisakymą ir norėčiau 4 dalykus pasakyti, atsakydamas jum ir komentuodamas jūsų išsakytas mintis. Tai pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti už jūsų darbus, tiek Lietuvai, tiek stiprinant Lietuvos ir JAF ryšius, jūsų paminėti vėlgi ryšiai tarp universitetų. Tai yra puikiausias pavyzdys, ką galima padaryti tiek Lietuvos, tiek dvišalio bendradarbiavimo labui. Antra, naudojantis progą, nuoširdžiai jūs sveikinu su tikrai garbingu apdovanojimu metų žmogaus titulu. Prieš savaitę Čikagoje gerbiamas Jonas buvo paskelbtas metų žmogumi. Aš manau, kad tikrai labai pelnytai ir nuoširdžiai su tuo sveikiname. Trečias dalykas, tą, ką paminėjote dėl studijų Lietuvoje, tai yra puikus pastebėjimas, tai kreipiuosi ir jūs. Tiesa yra ta, kad studijos Lietuvoje, ar tai būtų medicina, ar kitos sritys, yra labai aukšto lygio. Tikrai kaštai, išlaidos yra mažesnės negu daugelį šalių. Ir jeigu jūs pažiūrėtumėte į tarptautinių studentų sąrašus, studijuojančių Lietuvos universitetuose, visi turi daug tarptautinių studentų iš įvairių šalių, įvairiose srityse, ir iš tikrųjų yra ir iš JAV, iš Vokietijos, iš Izraelio, iš įvairiausių pasaulio šalių, įskaitant ir vakarų šalis. Tai čia, kaip dažnai mūsų klausia, na ką ten maža Lietuva gali pasiūlyti? Maža Lietuva gali labai daug ką pasiūlyti, pradedant nuo labai aukštos kokybės studijų įvairiausiose srityse ir būtent anglų kalba. Na ir ketvirtas dalykas, tai jūs paminėjote apie debatus vykstančius JAV kongrese dėl paramos Ukrainai ir susijimo su kitais dalykais, sienos. Na tai objektyviai tariant, tai taip, JAV-Meksikos siena turbūt yra žymiai ilgesnė negu Lietuvos su Baltarusija, bet kita vertus, taip, iš tikrųjų Lietuva parodė vėlgi šitam kontekste, kad nieko nėra įmanoma. Kaip žinote, 2021 metų vasaros pradžioje Baltarusija pradėjo, na, turbūt beprecedentinę, galima tai pavadinti, ataką prieš Lietuvą, inicijuodama nelegalių migrantų srautus. Ir žiūrėkite, per santykinai trumpą laiką, per nepilnus metus, siena, valstybinė siena tapo pilnai apsaugota. Yra ir ta fizinė siena sukurta, taip pat tikrai labai efektyvi elektroninė stebėjimo sistema ir galim didžiuotis mūsų tarnybomis. Ir čia pirmiausia valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos kariuomenė, kuri padėjo šios krizės metu, ir visos kitos tarnybos. Tai iš tikrųjų Lietuva pademonstravo, kad įmanoma per trumpą laiką sukurti labai efektyvų sienos apsaugos modelį. Ar mūsų bičiuliai amerikiečiai gali tą patirtim pasinaudoti? Mes, žinoma, visuomet esame pasiryžę ją pasidalinti. Tai dar kartą ačiū labai Jums, gerbiamas Jonai. Laukiame virtualių rankų iš mūsų nuotolinių svečių. Jeigu galėčiau pasiūlyti, tai kaip ir kolega Artūras minėjo, tai nebūtinai turėtų būti klausimai. Aš asmeniškai, bet ir kolegos diplomatai turbūt būtų dėkingi ir už jūsų įžvalgas ir pasiūlymus, idėjas, ką mes galėtume daryti geriau, tiek kalbant apie pirmąją temą, kurią diskutavome, kaip dar labiau sustiprinti diasporos valstybės diasporos ryšį, tiek dėl paramos Ukrainoje, tai tikrai labai būčiau dėkingas už jūsų mintis. Ir norėčiau pakviesti gerbiamą Kristą pasidalinti savo mintimis. Esu jums labai dėkingas už idėjas tiek dėl paramos Ukrainai,
tiek kitais klausimais. Krista, negirdime jūsų, jums reikėtų Mikrofoną. įsijungti garsą. Čia kaip man. Ne? Svarbiausias čia. Reikia įsijungti ir tada vėl įsijungti pabandyti. Gal pasakyk. Krista, reikėtų pabandyti atsijungti ir vėl prisijungti. Man taip yra buvę irgi. Tada tiesiog jau prisijungiant padaryti, kad mikrofonas būtų įjungtas. Ok, aš manau, ar jūs dabar mane girdite? Girdim. O, girdim. Girdim. Puiku, jie biškiu užtruko. Peltas kompiuteris. Ačiū labai, kad jūs atvykote ir ačiū ambasadai ir Vašingtono bendruomenė, kad kad suorganizavo šį vakarą. Aš manau, kad čia svarbiausias žingsnis yra, kad jeigu mes norim stipresnius ryšius, tai mes tikrai turim daugiau kalbėtis, daugiau bendrauti. Tai čia mes tikimės, kad mes jūsų daugiau matysime ir bus daugiau tokių posėdžių ir virtualiniai ir gyvai. Tai irgi ypač apie, jeigu galim apie referendumą, mes per bendruomenės sesiją Denveryje buvo labai daug klausimų ir mes laukiam daugiau informacijos. Gal jūs galite biškį daugiau pasakyti, kokie mokymai bus, kokia pagalba, kas bus daroma užregistruoti žmonės ir kas bus daroma mokinti žmonės, kaip balsuoti. Ar yra jau programa jau surašyta ar suplanuota strategija? Gal jūs galėtumėt biškį daugiau pasakyti mums? Ir čia gal irgi, aš manau, žmonėms duotų biškį daugiau paramos, jeigu jie žinotų. Vieni sako, kad praeitą kartą, yra labai lengva žiūrėti į praeitį ir viskas aišku pasidaro. Bet per praeitą referendumą ar buvo gana lėšų, ar buvo gana pastangų įdėtos. Tai kaip, ar galit gal biškį išaiškinti, ką mes darysim kitaip, kad būtų sėkmingesnis rezultatas su referendumu? Ačiū labai gerbiama Krista už papildomus kelis labai tikslius klausimus dėl referendumo. Tai pirmiausia, gal į paskutinį jūsų klausimą pamėginsiu atsakyti, kas bus kitaip, ar jau yra kitaip negu buvo 2019 metais. Tai prisimenant 19 metus, turime pripažinti, kad informacinė kampanija apie referendumą, jo tikslus, jinai truko ganėtinai trumpai, buvo pradėta keli mėnesiai prieš patį referendumą. Tai galbūt ir buvo viena iš priežasčių, kodėl atėjo mažiau žmonių negu galėjo ateiti, nes galbūt iš tikrųjų ne visus ir pasiekė tą informaciją. Tai dėl to pirmas punktas, ką mes darome visiškai kitaip negu 19 metais, tai žymiai anksčiau pradėjome ir vykdome informacinę kampaniją. Nes tai iš tikrųjų yra vyriausybės valdžios užduotis pasiekti su tikslia informacija žmonės. Tai šį procesą koordinuoja Lietuvoje Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija. O užsienyje koordinuoja Užsienio reikalų ministerija per Lietuvos Respublikos diplomatinės ir konsulinės atstovybės. Tai štai JAV, man džiugu pranešti, kad bus atsakingi už tai, kad visus Lietuvos Respublikos piliečius gyvenančius JAV, turinčius balsavimo teisę, bus atsakinga Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone ir generaliniai konsulatai Čikagoje, Niujorke ir Los Andžele. Ir iš tikrųjų galiu jūs užtikrinti, lapkričio mėnesį turėjome metinį
diplomatinių ir konsulinių įstaigų atstovybių vadovų suvažiavimą. Atsakant į jūsų klausimą dėl mokymų, taip pat buvom pakvietę iš įvairių šalių bendruomenių, lietuvių bendruomenių organizacijų vadovus, kuriem irgi buvo surinkti mokymai referendumo klausimais. Pirmiausia, kaip informuoti žmonės, juos pasiekti. Tai šitas yra daroma ir bus tęsiama. Ir manau, kad Artūras paskui ambasados vardu galės galbūt pakomentuoti, ką konkrečiai ambasada planuoja ir yra suplanavusi daryti, informuojant būtent lietuvius turinčius balsavimo teisę gyvenančius JAV. Na ir čia kaip gal pasikartosiu, bet jūsų klausimas man šiek tiek susisieja ir su gerbiamas Erikos klausimu, kas dar yra skirtingo, tai yra stipri valia, tvirta valia. Šis klausimas yra įtrauktas į vyriausybės programą, Seime yra pilna parama, taip kad galiu tik pasikartoti tą, ką pasakiau draugo laikraščiu, tikime Lietuvos žmonėmis. Taip, tai dabar aš gal siūlau grįžti vėl į mūsų auditoriją ambasadoje. Ačiū už klausimus per Zoom platformą. Tai tęskime toliau su klausimais, pasiūlymais, mintimis ir matysim, kiek čia užtruka ta formali dalis, gal paskui perėsim jau ir neformalią. Prašau. Kalbant apie paramą Ukrainai, ką reikia pabrėžti, ypač pabrėžti amerikiečiams, kad labai didelė dalis tų lėšų, kurios yra skiriamos Ukrainos paramai, lieka Amerikoje. Ukrainai dabar duodama sandėliuoti ginklai, sandėliuota amunicija ir viską tą papildyti ir pagaminti, ko reikia, daroma Amerikoje. Ir Amerika čia yra didelis laimėjimas. Ir neseniai žiniasklaidoje buvo ilgas straipsnis apie tai, apie 83 nuošimčiai visų tų lėšų, kurios yra visai skiriamos Ukrainai, lieka čia. Ir ten buvo žemėlapis ir buvo parodytos valstijos, kuriuose daugiausia tie pinigai grįžta. Ir šitą reiktų turėti visados omeny, kad čia nėra kažkoks Amerikos lėšų kam nors svetimas. Ačiū Jums labai, tikrai labai geras argumentas. Ačiū. Gerai, aš gal šito pasinaudosiu. Tai gal tada dar trumpai grįžtant prie gerbiamos Kristos komentaro ir klausimo dėl referendumo, dėl informavimo. Tai be abejo mes mėginsime išnaudoti, čia aš jau kalbu mūsų atstovybės vardu ir manau, kad konsulatai tą patį darys. Tai yra visais įmanomais būdais, turimais kontaktais ir elektroninio ryšio priemonėmis ir informaciniais renginiais pasiekti kiek įmanoma daugiau Lietuvos Respublikos piliečių. Ir taip pat, aišku, be abejo, mes tikėsimės ir jūsų aktyvaus įsijungimo ir, kaip sakyti, savo aplinkoje identifikuojant tos žmonės ir raginant, dalinantis, žinoma, informaciją ir atitinkamai, kaip sakyti, ir argumentais, galbūt, jeigu prireiktų dėl balsavimo motyvų. Bet šalia to, tai taip pat net ir šioje diskusijoje tikrai lauktumėm ir jūsų idėjų, jeigu turėtumėt kokius dar būdus, be abejo, per spaudą, per išeivijos
leidinius per tinklalapius, per socialinius tinklus, visom kitom priemonėm, bet jeigu būtų dar kažkokių idėjų, tai tikrai dalinkitės ir mes mielai jas priimsim. Aš dar gal naudojos progą papildyti ir kartu informuoti mūsų ministerija kasmet skelbia metų pabaigoje konkursus, 2 konkursus diplomatiniam atstovybėm ir diasporos organizacijom. Kviečiame teikti projektus diasporos politikos įgyvendinimo srityje. Tai šiemet įvardėjom jau mano minėtus 4 prioritetus, tai lituanistinis švietimas ir diasporos jaunimo telkimas, grįžimas, pilietiškumo ugdymas, įskaitant pasirengimą kitų metų gegužės 12 dienos referendumui dėl pilietybės išsaugojimo. Na ir 4, parama Ukrainai ir pilietinio pasipriešinimo gebėjimų ugdymas. Tai naudojos progą pakviesti tiek ambasados Vašingtone, tiek diasporos organizacijų atstovus. Jeigu turite gerų idėjų, geriem projektam, tai gali būti ir renginiai, diskusijos, informaciniai projektai, teikite mūsų ministerijai ir bus galimybė gauti tam tikrą finansavimą. Beje, kalbant apie finansavimą, tai iš tikrųjų noriu pasidžiaugti. Čia neseniai įvyko premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamos diasporos reikalų koordinavimo komisijos posėdis. Tai ta komisija veikia jau gerą 10 metį, jai vadovauja ministras pirmininkas, dabartiniu metu ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, ir jos nariai yra vyriausybės nariai, įvairių sričių ministrai bei diasporos organizacijų lyderiai. Na ir jinai svarsto svarbiausius strateginius klausimus. Tai šiemet diskutuojant būtent apie diasporos politikos įgyvendinimą ir finansavimą, buvo tikrai labai džiugu įvardinti turbūt gerą 10 Lietuvos ministerijų, žinybų agentūrų, kurios arba padidino, arba netgi pirmą kartą įtraukė į savo, kaip sakant, finansinio asignavimo eilutes paramą projektams skirtiems diasporos politikos įgyvendinimui. Taip kad jeigu, pavyzdžiui, turite gerų idėjų dėl diasporos jaunimo telkimo, galima kreiptis į jaunimo reikalų agentūrą, lituanistinės švietimo įstaigos, lituanistinės mokyklos užsienyje, gali teikti paraiškas švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, turintys gerų projektų, gerų idėjų kultūros srityje. Tai čia yra kultūros ministerijos kompetencija, yra tokia tiek kultūros taryba, tiek nacionalinės kultūros centras. Jiems galima teikti paraiškas, taip kad aš tą sakydamas noriu pabrėžti, kad tikrai šiuo metu yra atsivėrę labai daug galimybių. Krista turi komentarą, prašom papildyti savo klausimą. Vėl garsas. Dabar. Garsas grįžo? Okay. Mes labai džiaugiamės, kad Lietuva nori geresnius ryšius su diaspora turėti ir kad yra dabar diasporos labai yra ofisas Urme. Bet aš nežinau, man labai įdomu, ar lietuviai yra pagalvoję įkurti diasporos ministeriją atskirą. 26 kiti kraštai turi diasporos ministeriją. Tai net ir pakelti tą bendradarbiavimą į aukštesnį lygį. Ir kitas, gal jūs galite tą sakyti, bet ir tada aš norėčiau visus priminti apie apie akciją Ukrainai, bet pirmiau apie ministeriją. Prašau. Ačiū labai, Krista, už klausimą. Apie tai taip diskutuojame jau turbūt gerą 10 metį.
nes kai prieš 12 metų būtent buvo priimtas sprendimas pavesti užsienio reikalų ministerijai koordinuoti diasporos politikos įgyvendinimą, tai buvo tokių diskusijų, siūlymų steigti atskirą vyriausybės įstaigą ministeriją diasporos klausimus. Bet vėlgi, išanalizavus užsienio šalių patirtį, tai aš galiu paminėti, pavyzdžiui, 2 valstybės, su kurių patirtim tikrai esame labai gerai susipažinę, tai kaimyninės Lenkijos ir Airijos. Abi valstybės, kaip ir Lietuva, yra diasporinės valstybės. Lenkijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis už Lenkijos ribų gyvena nuo 10 iki 20 milijonų Lenkijos piliečių arba Lenkų kilmės asmenų. Airija. Šiuo metu Airijoje gyvena 5 milijonai gyventojų, vėlgi Airijos užsienio reikalų departamento duomenimis už Airijos ribų gyvena nuo 70 iki 80 milijonų airių kilmės asmenų. Tai abiejose šitose valstybėse diasporos klausimus koordinuoja užsienio reikalų ministerijos. Tai atsakant į pirmą dalį jūsų klausimo, tai mes tikrai, manau, vadovavimas pačia geriausia patikrinti praktiką. Dabar, kodėl dar mūsų gilių įsitikinimų modelis, kai viena vyriausybės įstaiga, viena ministerija koordinuoja šį tikrai labai didelį, platų, visą apimantį procesą ir kokią tai duoda naudą, tai yra 2 dalykai. Aš kaip minėjau, šiuo metu į diasporos politikos įgyvendimą, tiksliau nuo 24 metų, įsijungė 75 dalyviai. Tai 75 dalyvių galimybės yra žymiai didesnis negu vieno, jeigu būtų viena, sakysim, diasporos ministerija. Antras dalykas - administracinė našta. Steigiant papildomas agentūras, institucijas, ministerijas, tai vėlgi reikia daugybės etatų, daugybės darbuotojų. Ir dabar įsivaizduokite, pavyzdžiui, lituanistinis švietimas. Tai jeigu būtų diasporos ministerija, tai joje turėtų būti lituanistinio švietimo departamentas. Turėtų būti socialinių reikalų departamentas, turėtų būti sporto reikalų departamentas ir daugybė kitų departamentų. Nors šiuo metu egzistuojanti struktūra pilnai padengia visus šitos klausimus ir labai, pavyzdžiui, sporto srityje labai sėkmingai su diaspora bendradarbiauja švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Socialinių reikalų klausimuose, socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pilietinio ugdymo srityje labai aktyviai veikia Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos šaulių sąjunga. Ir turiu paminėti ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuri tikrai per pastarosius 3 metus daug padarė, pritraukdama ir diasporos talentus ir įtraukdama aktyvius diasporos atstovus ekonomikos srityje. Ir tai, manau, yra geriausias pavyzdys, kad kai viena institucija koordinuoja šitą veiklą, o joje dalyvauja daug dalyvių, tai mano gilių įsitikinimų gali pasiekti žymiai geresnį rezultatą, stiprindamas tą ryšį. Ačiū. Ir dar Krista norėjo pakomentuoti dėl Ukrainos, kaip supratau. Taip, ačiū labai. Tai aš manau, kad mes galim, bet dėl diasporos ministerijos, tai kaip švietimo ministerija lėšų pateikia Lietuvos, Amerikos lietuvių mokyklom, tai aš manau, kad gal mes galim tikėtis iš kitų ministerijų irgi lėšų padėti veiklą kitose vietose. Bet čia gal kitas klausimas. Bet dėl Ukrainos yra tikrai labai svarbu, jeigu visi, kurie yra prisijungę, prašau, parašykite savo kongresmanam ir senatoriam. Ryte jūs galit arba per bendruomenę, ar tiesiog patys tą atlikti.
mes bendruomenė, visuomeninių reikalų taryba turi vieną žmogų, kuris yra atsakingas, Vytas Aukštuolis, gal daugumą iš jūsų jį jau pažįsta, kur jis net ir suorganizuos jum virtualinį posėdį su savo išrinktais atstovais, jeigu norite. Bet jeigu patys norite parašyti laišką, prašau, nedelskite, nes šį mėnesį prieš naujus metus jie sprendžia biudžetą. Ir aš žinau, kad visi yra užsiėmęs ruošiant kalėdom, bet aš kartais pati tik pagalvoju, kokios kalėdos bus Ukrainoje, jeigu jie sužinos, kad Amerika jos neremia. Čia bus baisu. Tai aš tikrai maldauju, prašau visų prisidėti. Ačiū tiem, ačiū, buvo tikrai džiugu girdėti, kad Jonas Prunskis susitiko su keletu atstovais. Aš žinau, kad Arvydas Urbonavičius, kur buvo, mačiau jo vardą prisijungęs, jis irgi su Don Bacon susitiko Omaha, Nebraskoje ir gal kiti, atsiprašau, jeigu aš nežinau, ką jūs jau padarėte, reikėtų jums padėkoti, bet jeigu dar nerašėt, niekam neskambinot, prašau, dabar yra laikas. Ačiū. Ačiū, Krista. Ir galbūt jau apibendrinant truputį mūsų visą šitą diskusiją, tai tiesiog galiu pažadėti, kad, drąsiai čia pažadėsiu, bet pažadėsiu, kad kol jūs grįšite namo šiandien, jūs bus pasiekęs laiškas su visa informacija ir instrukcijom, kurias bendruomenė išplatino savo nariam, ir ten yra bent 4 būdai, kaip pasiekti senatorius administracijos atstovus. Tai šitą dalyką padarysime. Ir kitas dalykas, dar grįžtant prie gerbiamo Arvydo Barzduko labai teisingo pastebėjimo kaip argumento dėl paramos Ukrainoje, mes jį beje ir naudojame jau. Bet jeigu būtų dar kažkokių minčių, arba jūs rastumėt gerų straipsnių, gerų idėjų, reiškia, kurias mes galėtumėm taip pat panaudoti savo pokalbėse su JAV administracijos atstovais ir politikais, taip pat dalinkitės. Ta prasme, tai bus visiems naudinga. Tai ačiū labai visiems, tiek čia, tiek virtualiai prisijungusiems prie mūsų diskusijos. Mes, kurie esam čia, dar esame kviečiami neformaliai ją pratęsti čia į gretimą salę su prisijungusiais per Zoom, tikiuosi, kad turėsim progos tai padaryti ateityje. Tai aš tuo siūlau ir baigti mūsų šį pasikalbėjimą čia sėdint ant kėdžių ir su mikrofonais, ir tie, kas gali, pratęsti jį neformalioje labiau aplinkoje ir galbūt dar pasikalbėti ir pasikeisti nuomonėmis. Ačiū visiems. Aš tik tai irgi nuo savęs norėjau nuoširdžiai visiems padėkoti ir šį vakarą atvykusiam į mūsų ambasadą Vašingtone ir prisijungusiems virtualiai. Ačiū už jūsų laiką, už jūsų klausimus, pastebėjimus. Na ir tiesiog pasirašau po Artūro žodžiais, tikrai norėtume tęsti su jumis šį dialogą, šitos pasikalbėjimus. Tai irgi iš savo pusės galiu drąsiai pažadėti, kad būsime visuomet pasirengę ar virtualiai. Atvyksta, kaip minėjau, daug delegacijų į JAV, tai manau, kad ambasada irgi ir su kitais Lietuvos pareigūnais pakvies susitikti Vašingtono ir apylinkių lietuvius. Na ir iš tikrųjų noriu užbaigti kvietimu visą laiką, ypač dabar, kai gyvename tokioje aplinkoje, kupinoje iššūkių, tarptautiniai politikoje, mes sakom, kad yra didžiulės geopolitinių plokščių slinktis. Tai kviečiu visus prisiminti labai prasmingus mūsų himno tautiškos giesmės žodžius, paskutinės 2 eilutes. Vardan tos Lietuvos
vienybė žydi. Tai vienykim pastangas, telkimės, ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų referendumas, ar tai būtų diasporos vaikų, parama diasporos vaikų mokymų, jaunimo telkimų, vienykimės pastangas ir viskas įmanoma. Jeigu būsim kartu, viską pasieksim. Ačiū Jums labai.